Kas pamena šitos laikus? Dar visai neseniai, nors atrodo prieš visą amžinybę, namuose turėjom ne kompiuterius, o reaktyvinius variklius. Pamenu, kai dar buvau paauglys ir mano tėvai rūpindamiesi mano sveikata, o gal tiesiog taupydami elektrą, buvo apriboję mano prie kompo praleidžiamą laiką. Tekdavo žaidimus žaisti paslapčia. Vienas iš variantų buvo kompiuterinis, dar kitaip vadinamas kompeškiam. Nemažai jų būdavo tokios gan įtartinos. Eini į rūką dūmų ir stiprų cigarečių kvapą. Kompiuteriniai girdisi marozų klegėjimas, kaip jie vienas kitą pagaidino per cesą. Aišku, šita išeitis nebuvo pati geriausia, nes ne visose kompiuterinėse buvo kompai galintis nešti naujesnius žaidimus, ne visose išvis leisdavo jo žaisti, o ir šiaip reikėjo turėti santaupų, kad galėtum tai daryti dažniau. Kita išeitis buvo keltis naktį, stengtis neprižadinti savo šeimos su reaktyviniu varikliu ir pažaisti bent vieną kitą papildomą valandėlę. Pamenu, kai draugas 2 savaitėms paskolino Age of Empires 2 žaidimo diską. Reikėgi kažkaip daugiau jį išbandyti. Šeima užmiega, o tu eini rinkti uogų ir kapot kaimiečių. Ir kartais gaudavai gerą dozę adrenalino, kai kažkas taiga prabunda ir tu negali tiesiog išjungti savo kompiuterio per kelias sekundės. Tam reikia net kelių minučių. Ir visą tą laiką, kol tavo kompas bando išsijungti daužydamas ir braižydamas hardą, tu įtampoje stebi duris. Man šiaip pasisekė, nes aš niekad taip ir nebuvau pagautas ir mano stealth skillas realybėje pakilo per kelis lygius. Buvo laikai. O kokius jūs žaidimus žaisdavot paslapčia? Gal ir dabar tenka? Beje, trūksta tiek nedaug iki 1500 sekėjų. Paspauskit follow, ką?